Višpa Dievas sukūrė sodą ir po to sutvėrė Adomą. Taip pat pažinamų medį gero ir blogo ir paėmė viešpat žmogų ir apgyvendino į Edeno sodą, kad žmogus dirbtų ir jį prižiūrėtų. Adomas ir Ieva suvalgė vaisius ir po to pamatė akimis, kad esą nuogi, ir Dievas tarė, kas jums sakė, kad esat nuogi, ištėmė Dievas jūs dirbti kitur. Aš esu Dievas ir viską aš sukūriau, pasikūriau aš šiandien ir pasikursiu aš poryt. Mano sūnus Jėzus išganė žmonių. Viešpats matydamas nedarbybės, kad žmonių siekiai buvo pikti, Dievas tarė, pasidaryk arką iš sekluoto medzio ir į arką įsivesk po gyvūną. Dievas pasakė, aš sunaikinsiu viską, ką survėriau. Jėzaus gimimas buvo toks, Marija tapo nėščia, šventosios dvasios sekme kūdikis buvo vadinamas, nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinas tėvas, rabybės nešėjo. Aš esu Dievas ir viską aš sukūriau, pasikūriau aš šiandien ir pasikursiu aš poryt. Mano sūnus Jėzus išganė žmonių nuodėmės. Jėzus darė įvairius stebuklus ir Kristus kentėjo už teisius ir neteisius. Jis buvo nukryžiuotas už kitų nuodėmes ir palaidotas už didžiulio akmens. Moteris ėjo prie kapo ir pamatė akmenį nuritintą nuo kapo. Jos nežinojo, ką daryti, bet prisiminė žodžius jo didžius, tai grįžusias jos pranešė. Aš esi Dievas ir viską